Nu ką, sveiki atvykę į naują podcastą. Dabar vietoj Liepos aš esu. Ir noriu jumis supažindinti su nauju mūsų žmogeliuku. Dobrý dien. Pasisakyk, kas Aš toks. esu Neronas Jakučiūnas, gimnazijos 2 klasės mokinys. Kiek metų būt? 16 dabar. Bus 17, bet labai vėla suėjau. Šitas tai rimtas jau čia. Tai ką, tai aš žinok, jau čia kelis klausimus esu užsiminęs, žinok, tiksliai čia telefonės pasidėjęs. Tai greit, kaip čia, mūsų šefas čia, dabar fotografuojas, fotosesiją daro. Tai greitai noriu paklausti, o tai kaip tu pradėjai čia domėtis, pavyzdžiui, podcastais, jau? Tamsta šefas iš tikrųjų supažindė manim iš pradžių, sakė, turi čia saut kažkokį to klubo žmonių. Sakau, kas ten jį, sakai, mes atenam, filmuojame su žmonėm. Sak, turime YouTube kanalą, turime TikTok, pasižiūrėjau TikTok, ten nelabo ko jį, iš vasaros tik tas, iš gegužės. Pasižiūrėjau YouTube, šiaip tai ten visai fain podcastą. Pasižiūrėjau porą, dabar laukiu naują, kol išleis. Reiks pasižiūrėti. Tai va, šitas ir bus naujas, galės žiūrėti. O taip, ar žiūrėdavai mūsų ten tos kitus podcastus, kur mes buvome įkėlę? Kokius? Kokius, sako, kur buvo ir su Mangirdu ten, kur buvo ir Danielis, kur buvo ir Limantas, kur buvo su LMS. Jo, aš žiūrėjau, ton, kur buvo Limans ir Danielis, ton žiūrėjau, su LMS irgi žiūrėjau. Dar čia neseniai pradėjau, kur ton epizod, kur Normans buvo atėjęs čia. Ai, Normantas, ir Venskus. Aš susidomėjau, kiek patik to. Šiaip tai visai baisiai patik, nes, žinote, atrodo, kad jūs čia atenat, turėt kokį temą, pakalbat apie ton. Tai kaip kitai mes kalbėsim, jei temas net turim. Kartais pasitaiko, ką jau reikia. Vis tiek turėt tos klausimus, tai vis tiek fainai atsisės pakalbėti. Ne, pačius klausimus jau mes vis tiek gaunam iš kažkur, tai jau būna. Šefas nežvenk. Tikrai nežvenk. Tai ta prasme, jo. O kito nuomonė, dabar kur buvo, sakai, su Limantu, kur buvo žiūrėjęs ten ir su Danielim, kokia ta nuomonė buvo to? Čia reikia nuo širdį pasakyti, ar manim išmes ją pasakys ties? Ne, savo nuomonę pasakyk. Ir ale pasakyks, Limans kokį 7% šnekėjai, Danielis kokį 10%, taip, labai tylų žmogeliuks, aš norėčiau susibendrauti. Tu supranti, Limantas 7, tai Danielis turėjo, reiškia, 30% kalbėti, tai reiškia, kad Limantas 9%, o Danielis 10%. Da, vedėjas į vidurį, kai. Ai. Čia su visas trim, jo, šefas teisingai. Žiūrėk, gerai apgalvoju. Matematika. Šitas rimtas jau gerai apmąstė. Bet su 6. Dar čia, ką čia galim paklausti. Gal tu lankai kokius būrelius, gal kartais kokius? Šiaip tai, jo, lankydavau dziudo, lankiau apie 10 metų iki kokios 9 klasės vidurį. Tada pradėjau eiti į sunkiai, dabar irgi esu biškę plėts, bet dėl kitų priežasčių. Tiesiog nelabai į laiką to daryti. O kaip čia taip sugalvojai pradėti eiti į tą dziudo, kaip ten sakai? Aš dar prisimintom pirmą dieną, mama ten pirmoji sako, aš tau suradau būrelį, kurį gali lankyti. Aš toks pasižiūriu, labai tylus būdavau. Sakau, gerai. Taip nuvarom vieną dieną į tą žirgin salę. Ir taip žiūriu, vis tokiai rimti, bėgio su savo kimono, vienas torbalt, vienas gelton, vienas oranžin. Ir mam sakė, sonas, pabėgiok ratu, ten mane darė. Mane bėgioja ratu. Pabėgiosi. Ten visokie įpratimą, kur tu dar bėgiodams ratuku. Ir taip, bėgo šalia su savo mėgstėn, su savo kombinzonu. Ir taip, žiūri, prabėga, vienas pasižiūri į tave, ir taip, nenorėčiau su šito muštis. O tai kaip ten toliau, kaip tau sekėsi eiti tą dziudo? Realiai pasakys, kokį pirms 5, gal 6 metus, taip visai normaliai sekės. Tada taip, ėjau belė taip palaikyti savo fizinį sveikatą. Po to ten kokiai paskutinę 2 metai buvo, taip tiesiog jau grina nusibod man eiti, aš noriu atlauk, bet mam sakė, tu turi eiti, kur tu daugiau esi.
ateita 9 klasė, jau suprat, kad jau, nu, man konkrečiai nuobodė. Ir nes aš pradėjau daryti tokį dalykų, kur niekada nedarydavo. Pradėjau skipint rengs, tiesiog būt lauki. Mam supykdavo. Mam nežinodavau. Nežinodavau. Jo. O tai treneris tau niek nesakydavo, mam? Nesakydavau. Aš tiesiog dažniausiai susigalvodavau, kad ten buvau konsultacijoje, ten buvo kažkoks renginys, man ar apsivėmiau. Dar čia bėgiuot, na gerai, aš irgi nieko negaliu sakyti, aš pats lankau. Lankydavau ir krepšinį, futbolą eidavau, dar šokius dabar kol kas lankau, bet, o Jezu, patraukiau iš mikrofoną. Šefas. Jo, šokius, ką pradėjau lankyti, irgi man jau dabar, pradėjo atsibojus kiek, bet niek negaliu sakyti, viskas fainai, einu ten, viskas normaliai. Kartais pasitaiko jau noriu pabėgti iš ten, tai kartais aš mamos paprašau, galiu neįt, sako gerai, neįk. Na, bet aš vien dėl jūs tų kelionių varyčiau realiai tų šoks, nes realiai ten pašokti tai ten kaip bočans pašokčiau kompį, viso, bet... Ne, bet ten, yra kai kurie šokis, kur mes ten šokam, ten tokie vaikiški baisai, ten toks ir tas važiavis, ten į knarkti reikia, tipo knarkti ten per ten dainą, ir mes turim raigelis toks dėti. Aš negaliu ten... O tai tu į žirginėlis ar ko? Aš einu į suvartuką. Į žirginėlis. Nes por man klasiok ir klasiok į šokius. Tai va būtent, o tu dar gal lankai kokius ten būrelis? Daugiau būrėlių, ne. Aišku, buvo vaikystė ten, kad ten palankiau ton, žinai, prasibandyti viską, bet... Jo, tai suprantam. Nelabai ten. Ai, o kaip ten tau sunkioji atletik, pavyzdžiui, dabar kaip yra? Dabar kaip yra, atėjau į ton sunkiai atletik, tai biškai turėjau tos jėgos, tai ten per koks pirms 2 savaitės gal, padariau tų pratim, aš nežinau, žinosit, bet išroviau 25 per pirms 2 savaitės, o stūmiau liktas 40 gal. O dabar nuėjęs tai raunu 3-5, o stumų 50. Čia jau tik pradžia, taip, ne? O kiek tu jau panašiai lankai ten? Oi, aš realiai net neskaičiavau, bet kokį metų jau realiai būtoms. Metų, jo. Širkės ten neįsi sunkiai atletik, tai kažkiek buvau paės, bet po to po sunkiai nugarą buvau susižeidęs, tai neblabai ir bėjau į tą sunkiai, tai ir išėjau. Jo, dažnai. Bet apie sunkiai niek negali skaityti, ten viskas fainai buvo, man patiko ten. Ir man klasioks vienas eina, tai. Kam esmė su tą sunkiai ir aš nelabai noriu čia labai blogai sakyti apie žmonės. Tu ten turi atėjus turėti labai daug disciplinos. Aš atėjus turėjau tos disciplinos iš dziudo, bet tinas realiai, jie tu eini pas to jaun treneriaus, tu, galiam sakyti, praktiškai arba žiaurę mažą padarys, arba tu niek nepadarys, tu neturi tos disciplinos. O ten tas senas treneris kažkoks nebeatsimenu ten buvo. Jo, tas su senu treneriu tu padarys kažko, nes ansas, žinai, tau aiškins, ko daryti. Kažkiek biškai atsimenu, ėjom daryti ten kažką, ten man, pirm kartą, kai atėjau, ten man viską paaiškint, kaip yra. Tai jo, visai juokingas buvo, mes jiems ten pajokauti, tai taip. Jo, tai manim daug ką iš tikrųjų išmokinu, taip, kaip reikia normaliai kilnuoti, ten štangas, viską, tai jo. Kai buvo antras sporto salė, nes aš neveidavau kur yra prie senam iš mokyklos, ten, į kirpyklai, papačiai, ten, balansas, man rodos vadinasi, tai ten. Žinau. Tai ta prasme jo. Be jo, realiai ten 12 eurų mėnesį ir štangėjant tau. Gerai, ką dar galėtum, pavyzdžiui, apie save dabar pakalbėti? Tai čia praeitų metų kažkur gruodį mėnesį arba sausį, aš neprisimenu. Jo, kažkur gruodį pradžio, tai aš buvau Erasmus plus mainų programų dalyvis į Trebnico pilį ten skaitą. O apie ką ten yra panašiai? Ten labiau ir, kai aš variau, aš nežinau, ten temas skaitas, bet kai aš buvau, tai labiau buvo tokia laisvės tema. Laisvės tema? Jo, laisvės tema. O apie ką jūs panašiai kalbėjot gal? Jeigu apie laisvės temą, tai... Kad ten visokie workshopą dirbtojus, ten iš tikrųjų tų workshopų, labiau lietuvišką dirbtojų ir nežinau kiek, bet žinau ir
komiksų, yra šokių, yra muziks ir filmavim. Žinau, kad tai tikrai yra. Aš buvau komiksų dalis. Ir beje, komiksus buvau vienintelis lietuvis ir vienintelis bernas. Nu, bet to patiko bent būti komiks ten. Jo, baisa, aš apmėgstu O tu gal papaišyti. iki šiol dar eini gal ten ar? Kur? Į tu savo čia laisvės kažkaip temą ar kažką. Ne, čia buvo vienas dalykas, ten nuvarė 5 dienas ir Kaip grįžo. stovykla panašiai buvo. Jo, panašia kaip stovykla, iš tikrųjų labai Ai, panašia. ten. Bet jo, labai fainas kolektyvas buvo, ypač šitas vedėjas, dabar užkrėta Vars, bet man Ronsons ir gal ir Štefans, bet neprisimenu. Štefans. Mūsų šefas rodo 6-7. Kodėl? Nenori žinoti. Mylim skaičius. Gerai, o ką, pavyzdžiui, paskaitom dabar, o ką tu veiki mokykloje? Nes kiek aš čia buvau girdėjęs, tu namų darbų nedarai. Ties pasakysiu, didelį laiką sama aš durą stumdau. Ne, bet Koik tu da durą stumda dabar čia? ne, dažnas mokyklo aten pabūn su drauga, žinai, pažvengti. pastum durą šitą. Oi, Tiesiog pabūn, kažkon paveik, ją reikia numį. Ne, bet... tai ką tu ateini į mokyklą, pasėdi ir išeini? Nu, kartais būn tokį dieną. Tai iš jūsų eini Bet- pamokas? Jo, nes dėl N-raidžių tai manem lup. Tropne. Kas lup mam? Jo, Su ką suko, lup sušlepėt, sukau. sulopėt. Sulopėt. Įsurykšti. Gerai, kad nesukeptoj, da čia daug, da tu subėnsi. Aš. Kaip tu per didelį, žinai. Ką da paskait? A tau, gerai, iš kokios tu mokyklos perėjai į gimnaziją, pavyzdžiui? Aš esu atėjęs iš ryto. Iš ryto mokyklos? Oh, Ir yes. kaip ten buvo tau? Ten, žinokis, laba buvo 50-50, kokį mokytojų turėjo. Buvo tokie anglų mokytojai. Oi, pasanos buvo varg vakarien. Gal dėl to, nes mes tokiai nepramokę anglų buvom, bet praktiškai kiekvien pamok buvo atsiskaityms. Nu, aišku, aš gerą mokėdavau, tai nelabai mokindavausi, vis tik gaudavau geras Nežinau, ta prasme, pažymius. man kaip dabar, vat, irgi, kol aš esu dabar senamestį, tai su anglų, aš nežinau, viskas lengva ten. Ateini, atsiskaitai, viskas. Aš net nesimokinu anglų. Aš vis laik ateinu ir vis tiek gaunu kažkaip 10, 9, 8. My name is Anton. I wake up for school No, no, at no, 7 no, no, no. o'clock. I brush my teeth and get up. O dar ką paskaitom. Gerai, iš ryto mokyklos į gimnaziją, kaip tau buvo nauja patirtis į kitą mokyklą? Asmeniškai man ta patirtis buvo gal viena iš tų praščiausių pereinant. Tas pirms pusmetis grina buvo velniau, nes žinai, naują klasioką, naujus viskas, Naujas nauji mokytis, nauja nuo erdvė, viskas. Mokytojai, kad nauji nebuvo teik problem, kad ta nauja klasė, nes dabar ta klasė, nie pat geriausia, nie pat draugiškiausia, tai buvo tų patyčių pirm pusmet, bet žinai, viskas dabar į normalią. Čia susiradau draugų labai fain, tai dabar į ramę gyvenimėlis. Nu, kartais pasitaiko jau. Kaip, o. Šefas supyko, gerai. Tai, jo, pagalvojus irgi dabar pereiti kitą mokyklą irgi, ne koks jausmas čia irgi, nes nauja erdvė, nauji žmonės, nauji klasiokai, nebent tu pažįsti daug, ką ten jau esi bendravęs jau kiek. Bet, o dabar tavo patirtis dabar kaip antras pusmetis, jau kaip tu jau ten gimnaziją dabar, pavyzdžiui? Ir kartas dar bunka pasiklysti tuos koridorius, nes nėra tas... Tai koridoriai ir tai kabinete nėra tradiciškai įsidėsti kaip kokio ryto mokyklo ar senamės mokyklo, ten tai koridoriai ir gryn, ir labirintą kartas, tai su to kartas dar buvom problemų. Bet čia tai dabar viskas šiau, į mokytoją žentavėm, klasiokai ir kažkiek. Tai. Dažniausiai antrą pusmetį pradžio, pirmą pusmetį gali jau ten viskas į savo eilės. Va, tai aišku. Bent jau kažką naujo sužinojom. Dabar buvo man šefas atsiuntęs ten jau apie tave kiek. Tai kiek girdėjau, tau patiko kurti TikTok vaizdo įrašus.
O taip, aš keliu labai, čia net žodžių trūks, koks aš geras TikTok edits Tai keliu. papasakok apie ką ten, kaip. Ne, šiaip tai keldavau, bet kas patekdavo, dabar biškės susistruktūravęs, kad ten, nežinau, anglišką čia gal sakyti, nes lietuvišką nežinau. Edits aš darau. Ten, aišku, ir prastesnių, bet aš stengiuosi visus palikti, nes, žmonės gal pasižiūrėt, kokį ankstesnį buvo, kokį dabar. Šiaip tais dabar veiną darau, buvau, taip intarpas, gauni tos motivacijos, padarau veiną, pailsi kokį mėnesį, 2 padarau veiną. Taip, for fun darau. Taip, for fun. Kada jau spėjau, kai jau turi laisvą laiką arba šiaip. Kada nori pasidarai. Jo, kada jį laisvą laiką, kada jį nori, aš tiesiog pradedu. Kaip tau prasidėjo, tas noras, čia pradėti tą savo TikToką čia? Ne, tai savo TikTok. Ta prasme, pradėti kurti tos vaizdo įrašus. Aš te pasakys, kad tu scrollin TikTok kokį valandą ir užklium koks labai fainas edits, tu pasižiūri ir galvoji, blembu, kada aš te apmokėčiau. Dabar TikTok'e scrollinus, kiek aš žinau, aš tik net nebescrollinu, aš ten jau koks Instagram reels pradėjau. Kažkaip atsibod man TikTok'as, bet turiu parsisiuntęs ir kiek šefas, labas rytas. Guten Morgen. Guten Morgen. Kaip pasakys, nežinau. Yra ten, kiek matydavau, ten TikTok'as scrollindamas ir ten kažkur ten kairiai pusė ten žemiau, į ten ir gali pasirinkti CapCut'ą, kad galėtum pasieditinti. Jo, aš dažniausiai... Tu lygiai taip pat ir gal kažką darai? Kad pats bandai ten? Jo, ne, kad ten paspaudi, ten kažką sufilmaun už tavim, tas TikToks, tai aš taip nedarau, aš ten dažniausiai... savo patį kūrybą. Jo, gal nebent kokį vaizdą įraš pasiemi, kaip kokį įspūdį. Bet šiaip tai bandau savo susirant savo tus klipus, savo to atidarau CapCut'ą, ne tik tokį ten kažkam bandau. Nes tik tokį labai, tokį primityv yra ta editinim galimybės. Kažkaip į galvą pradėčiau šauti ir iki dabar norėjau paklausti, ką tu dabar, pavyzdžiui, šiuo metu nori? Ką tu svajoji, pavyzdžiui, dabar? Čia su ateitim, ką noriu studijuoti? Sakome dabar. Aš turiu 3 planus, 4 yra toks jau, fail safe, tas didelis. Planas A, varyti kažkur studijuoti. Planas B, jei nepaeis, eisiu barigauti. Ne, pirms plans yra studijuoti mechanics inžinieriai, KTU arba Vilnius Tech. Antras būtų studijuoti filosofiją, o trečias būtų psichologiją studijuoti. 4 plans, paskutinis tas didelis raudonas mygtukas, kad nieks nepavyks. Ten, kur krabus daro. Kontoks daro? Krabų lasdelis ten, kur daro. Bet žinok, jeigu tu nori ten prie inžinerijos, ten visur eiti, to reikia fiziką mokėti, matematiką, atumoti kažką. Šiaip tai, jo, aš esu prie tokių labiau tikslių mokslų žmogus, negu prie ten lietuvių ar literatūros ten, tai man baisiai nuobodė. Ir bet kokia matematiks ar fiziks ten, tai man šiaip įdomi ir gal dabar tai pažymė ir žemė, bet reiks susijimti vienuolikto. Dabar reiks susijimti. Egzaminai. Gavom biškį info, kad tu mėgi per pamoką. Per lietuvių mėgau šiaip, ne per fiziką ir ne per matematiką. Lietuvių yra prime pamok mėgoti, jūs nepagaunat kompų tiesiog. Gerai, aš nieko ir negaliu sakyti, pats mėgau, bet 2 kartus esu tai padaręs. Bet apie tai čia viskas. Kas? Šefas labai pavyzdinga ir... Čia būti pavyzdinga. Top mokiniai. Šiandien jau ir ką dar galim. Pavyzdžiui, aš čia jau irgi jau kažkaip dabar su šokiais, mano grupė išvažiuoja dabar į Lenkiją, ten jau Varšuvą, man rodos, nematimi, kažkur ten išvažiuoja ten. Ir aš tai buvau pasirinkęs, kad, aš tai nenoriu važiuoti. Nes man kaip Lenkija, kas šitą Lenkiją, Lietuvos iki Lenkijos, čia, tiek tiera. Aš galėčiau, kad ir su šeima pats nuvažiuoti. Tai nežinau. Tai tu tiesiog nori kuo toliau varyti.
Man ko toliau, kad, nu, pavyzdžiui, va, arčiausiai, va, kokį Lenkiją, Estijų, kad nes buvęs būtų fainai, bet ką, va, jau kokį Lenkiją, ten Latviją, ten aplink Lietuvą, kur yra labai arti, nu, aš galiu pats su šeima nuvažiuoti. O jau kur toliau, pavyzdžiui, kokį Prancūziją, ten į kokį Britaniją, dar sakom, į kokį Šveicariją, va čia jau būtų man įdomiau. Nežinau, Bet aš... irgi niek negali sakyti, va, į Lenkiją irgi ten fainai turėtų būti. Aš labiau keliauju su šeima esu ir teiksiu dziudo, bet su dziudo labiau po vis Lietuvą. Ten yra buvo, kad vien kart nuvarai Latvijai kokį, bet tai teik. Nes arčiausiai yra Latvija, tai dėl to. Tai, o to dar esi kur keliavęs bent. Su šeima esu varys į Italiją, į Gardos ežerą, žiaurę fainą buvo, į Milaną, ten kažkur apylinkės. Varėm į, aš dabar bandau prisiminti, jei neklystu, kažkur Balkanus, ten viena ta šalis, aš dabar neklystu. Balkanus, Čekijai, liktas į Čekiją varėm. Čekijai nėra ten prie Balkanų jau tiek. Nu, yra ten Bulgarija, gal ir Čekija, gal ir jau. Man mam šiaip labiau daugiau keliau negu aš su darbu, šiaip tai nuvar su bendradarbiam ten savaitę. Jeigu nepaslaptis, kur to mama dabar keliauja. Dabar niekur nekeliaujam, bet... Nu, šiuo metu, kur yra, bet nukeliaus. Oi, Ana, toliausiai ji nukeliaus į Turkiją. Turkiją? Jo, su bendradarbiam. Yra buvusi Bulgarijoje, ir Italijoje, ir ten pat Čekijoje, kur dar čia, ir Ispanijoje. Žinok, nuo Lietuvos iki Ispanijos dar ilgiau gaunas negu nuo Turkijos. Nes pats geriausias geografas. Ne, aš niek negaliu sakyti. Na, aš tai su geografija labai daug ką išmanau, tai galiu pasakyti. Bet jo, čia visai fainai būtų. O tau esi bent buvęs, pavyzdžiui, gal Ispanijai, bet nemanau. Įdomus faktas apie mane dabar bus. Įdomus labai faktas. Aš gimiau šiaip Ispanijoje, Malago. Ispanijoje gimė? Gimiau Ispanijoje, taip. Gyvenau kažkur 4 metus, tad grįžau namie. Nu, Ispanų moki pakalbėjau. Olia, Svaidora. Nemoku aš čia. Aš įrelę nemoku ispanų. Aš gal gyvenautinas, bet tėva kalbėjai lietuvišką. Tai sėkia Lietuvos dabar. Bet dabar skaitys kaip lietuvis, ne? Jo, dabar lietuvis. Jau kaip ir, aiškiai, kurio ne tai bus. Man įdomu, gal tu bent kažkiek atsimeni iš Ispanijos, kiek ten, ar nelabai jau? Nu, buvau labai mažas faks, daug neatsimenu, bet aš prisimenu, aš nežinau, liktas šokau, kur būn tos žaidimų aikštelės, tai bokštelė, žina, tep užsilipau, šokau lauk, bandžiau tep ant 4 pataikyti, nepataikiau ir su smakru dėjau į akmenį, tai kokį metus laik man smakras tiesiog jauts buvo. Toks labai tomsus, grina jauts. Taip nemaloniai pasidarė, taip skaudžiai turėtų būti. Užsilip, nukrent, ta prasme susižeisti, čia vat ant veido kažkur taip aš. Nu, žinai, apsiverkiau jūsų. Nu, kaip vaikas supranta, jeigu jau čia netyčia, netyčia, tiksliau. O Jėzau. Nepyk, gi nenukrito. Tai daug maž. O ką dar galėtum pasakyti? Ko dar čia galėčiau pasakyti? Nu, pavyzdžiui, apie save ką galėtum pasakyti? Esu draugiškas, neturiu draugų. Bet čia tai spaišau. Labai mėgstu papaišyti. Paišyti? Jo, paišyti mėgstu. Kamet esmė tam paaišym, aš tur pasidėjus kokį nuotrauk prieš savim, laps čia prieš toks įva tepa, tiesiog šių brūžai. A tai tu kopijuoji ar bandai pats savo stilium daryti? Nu, kopijuoju, nes bandai savo stilium. Per tokį pamokų bandau per savo stilių, tai labai išlin toks veikėjas, kur, nu, labiau toks stikmens, kur to ar savo ten, ton, tas kelnis, batus. Kostiumo tokį? Ne ką kostium, džemper savo thorą. Ir dažnas būn, nu, toks papras žmogiliuks ten tos aiks, toks pavargusis. Dažnas tiesiog tos savo tas ausins, ton seną playerį, on dažnas stov arba gol, arba kažką tiesiog vaikšto. Jo, aš irgi galiu kiek skaityti irgi, man domiuosi irgi esu piešęs daug ką.
Tik tais, aš tai kopijuoju dažniausiai, nes kad pačiam savo stilių susirasti man visai sunku, aš nelabai moku, bet gal esi girdėjęs apie tokius, kaip pasakys, taginti. Tagint? Tipo daryti visais ten... Čia iš grafiti? Jo, grafiti būtų. Esi gal bandęs, gal žinai? Ne, da šiaip nėra tai gyvenim paliest tų grafiti dažus, kad... Bet šiaip atrodo įdomi, norėčiau pabandyti gal vieną. Nes iš mum patirtis žiūri fainai, pasiimti ten visą turi savo tašį, ten daug ką pasiimti, ten pradėti taginti ten. Draugas vieną kartą, čia žiūri seniai, bet taip tai aš jau, ne. Aš nebent ant asmenius ten kartais po kažką ten tokį padarau, ten gražiai nuspalvinu viskas. Per kokį fiziks pamokai neturi ko veikti, taip nuspalvinu, pasidarau viskas. Ar per lietuvių, per matematiką, per vis pamokas, man nesvarbu, taip ir kažką pasidarau. Tai, bet kaip man gaunasi. Tai ką galėtum pasakyti. O dažniausiai ką tu, jeigu kopijuodamas, ką tu dažniausiai pieši tokius? Nežinau, jūs žinosi, bet aš labai mėgstu domus ir paišau anime, tus piešinius. Aš gal parodyčiau, bet su savim dabar neturiu nei telefonų, nei tų piešinių. Nežinau, aš išėti iš tikrųjų parodyti, bet parodyčiau. Kai kuriai sako, man labai gerai išėn, aš ir sakau, kad man šiaip netep išėn kažkiek nukopijauti. Tai jo. Ir tokių žmonių, kur ten, ten viens, du ir skirtins, kur ten sako, gali man nupaišyti, aš sakau, gerai, nupaišysiu. Ir nes toks, kur ten būtų prižalių, kad ten įimtų dausi man ten 2 eurus, aš tau nupaišysiu. Nepaišysiu šitas. Aš tau žinau, kad tu nori šitą nupiešti, o dabar turi sumokėti 50 eurų, nes šitas užtruks apie mėnesį laiko. Mėnesį laiko užtruktų vien dėl to, nes aš pusilaik niek nedaryčiau, tingėčiau. Būtent. Ne, ta prasme, jo, aš ir galiu pasakyti, man ir galime kiek patinka, esu paaišęs ten, kai kurias ten veikėjas. Jau varant strankaliojas įstok, čia jau vis Kalėdų senelis biškanks atvyko pas mūsų, jau virš stogų čia jau laipė, galiu pasakyti, bet kaminų nėra, tai nežinau kaip nusileis. Pro priekins dursijas. Šitas užuolaidas kaip tik darytas. Jo, to prolubas taip jau nusileis. Oi, kaip čia. Oi, apie maistą galim čia dabar pakalbėti. Mano favorite tema. Ir dažniausiai, ką tu laikais, gal kokį mytybą, gal, ar tu katinį, ar ką darai? Kad ta mytyba... Sakyk, nežiūrėk, ten nežiūrėk. Labai geras patarimas, užskaitau. Su ta mytyba, aš, kadangi links per sportą, aš taip stengiuos labiau suvalgyti tų baltymų ir angliavandenių, kurie ten raumenim, kad daug, nes dabar irgi neseniai nusipirkom nam čia netoli bibliotekos, labiau gal paštą, tai ten reikia praktiškai kiekvieną dieną ėti ir arba kažko griauti, kažko nuvežti, ten, žinai, po baigs darbą, tu jauti, kad kažkas į tai grįžti, pavalga koks pos kilogramų vištas, kokį boliudą pasikėpiu, tik jis gal nenuės į sobinį visą raumenį. O tai tau likštai, pažiūrėjau, kiek daugmaž, kiek ten susideda baltymų, ten angliavandenių, kiek ten? Žinokit, aš prisipažinsiu, aš baisiai nevalgau daržovių. Ten kokiai... Žuvis nevalgai? Daržovių, ne žuvis. Bet žuvis jo irgi nevalgau, nepatinka man žuvis. Žuvis irgi galskai nevalgo. Tunas, lašišai irgi, Nieko, aš esu ragavęs, man nepatinka, jūrų gėrybės aš nevalgys, man nepatinka. O jūrų gėrybės, jau kita tema, man patinka. Na tai čia žuvis ir priskirta yra. Oi. Ne, kalmaras ne žuvis. Bet vis tiek, kažkas ten. Krevetė irgi ne žuvis. Gerai. Bet tik žuvis ten nevalgai. Giliai žmogui pasakyti. Šefas turi savų komentarų. Čia. Ne, bet dažniausias keičiam. Galim sakyti, 7% mėsos, 3% kokį bolivį buvo. Arba ryžį. Tai kol man padartų nevalga, galim sakyti. Ne, aš pats dažniausiai pasidarau. Pats? Jo, man nelaba gamin, labiau močiu ten buočiau padarė ir ten vis šeim valg. Bet dažniausiai, kadangi aš taip grįžtu vėliausia iš visų, tai
tenka arba pasišėlyti, arba savo kažkom pasidaryti, kas O kas tau yra, pavyzdžiui, dabar, kad, sakai, pats gaminys maistą, ką tu esi, tipo pasidaręs tokį patiekalą, kur tu tiesiog įsimylėjai ir norėjai daugiau tokių daryti? Esu įsimylėjęs vien patiekalą, bet dar nesu daręs. Iš esmės, aš labai minimal žmogus, ko aš dažniausiai darydavau, tai grįžti numiai, pasiėmė bliūd, majonez, prieskonį visokių, biškalį joką, pasiėmė koks 6 kolšis višts, gal 8, priklaus kiek įnaus, įsimeti, šmuk, sumarinau, ten aptepi, įmeti orą grūzdintojų, praėjant posi laiką, įmeti boliovis, ją nori prieskonį, kokį ten tą užmeti, va ir vakarienį. Kažkaip paprastai taip. Tai žinai, čia svarbu į medžiagų. Ne, jeigu jau, vis tiek, aš irgi kartais taip grįžtu namo, pasidarau kažką, arba jau, kai neturiu ko veikti, tai parduotuvį kažką nusipirk ten, kokį mėsainį kartais, kai jau neturiu rimtai, nepaslengi, neturi noro, visiškai pavargęs, tai jau, tada jau einu, nusipirk kažką ir viskas. Arba jeigu turi nuotaiks, aš tada pasidarau. Aš galiu pasakyti, aš tokius burgerius galiu padaryti, va toiks, va. Tai jei norėtumėt, galėčiau padaryti, va, sodyboj, kai bus, kaip pasakius, afteris, mokymai. Ne, juk aš šašlus kepsiu. Jie bus čia člekiai. Turėtų būti. Tai bus šašlų. Tai mes pirksim ten šašlikų, tai mes... Ne, šašliks aš statau. Statysiu. Statau šašlus. Pats viską. Bet šašlikingausia atitempti ir malkas. Bus. Tai bus. Šefas mane vadina finansiškai nestabiliu žmogumi. Šiaip nemeluoju, bet... Visai negražiai tu čia pradėjai kalbėti apie tai. Šefas įsidrasino. Gerai, ten nežiūrėkim, čia dabar kalbamės. Ir kitas klausimas apie žvejybą dar norėjau paklausti. Labai šitą temą irgi norėčiau sužinoti. Pats kaip pasakys, kai girdėjau, irgi pats esi žvejybininkas, kiek žvejoji. Kad vėjins nesu žvėjus, labiau esu bandęs su draugelės pažvėjoti čia babrungi vasarą. Bet žvejoji vis tiek daug mažai. Žinau, jo ką apžvėjoti, nes ten profesionalas, su spinningu kažkiek moku, bet kad ten su tas masalas nelabai išmanau, tap for fun, žinau, darydavo viską. Tap for fun. Jo. O tai dažniausiai ką tu, ar dugninę, plūdinį, ar spinningą, ką tu dažniausiai naudoji? Plūdinį naudodavau. Plūdinį? Jo, plūdinį. O tai ką dėdavai, kukurūzą ar bulką taip? Ne, bulks niek nepagaudavau, tai aš taip, žinai, sakau, kad... Pasidavai, on koks sleika, ne gal? Sleika, ne, on kukurūz dažniausia kartas un dzika jie būdavo tų pinigų nusipirkti. Dzikų, jo. Bet taip tai, nupreits vasaros praktiškai, iš tikrųjų net nežvėjau, ne, užpreits vasaros net nežvėjuoju, nes buvo taip, kad užmečiau meškę ir pasidėjau, ėjau bišką atsigerti, grįžtų pakil meškę ir neberėlės. Dinga tiesiog. Skai nutraukė žuvis. Ne, meškerė buvo savo veitų, vis buvo savo veitų, tiesiog to dinga, random taip. Su draugu buvau, sako, nematė, sako, nemačiau, ne. Tu prasme, vis tą ronkinį nebėnus, ko man daryti. Draugs bus paims. Ne. Galbūt, apkavot, tu išėjai draugs, atėjai paim, tiesiog ir šiandien niek nesakė. Ne, on pats biškį įgryps, on sakė, kad teks sutvarkyti nuo meškį, nes on nutraukė. Gal tu nežinai, gal ant smelo, gal ant rimtai išmano daugiau. Gal tiesiog paimti kšį iš rojų, niek nenorėjai sakyti ir pabėgai. Ką manam ronkins, on pats neturi meškėnės. Tu jam tiesiog duodi pasidalinat iš čia taip. Ne, on turėjo savo pasiėmis, savo sulaužiau variam namiai. Bet dabar aš prieit vasar bandžiau pasidaryti savo meškį ir, ta prasme, aš turėjau visą ton, nežinau, rėmą, kaip ten vadinas, detalį net nežinau. Turėjau ton rėmą, bet visko ant savo reikėjo, ten zylką savo ten suviniuoti, pasidaryti savo plūdų ir net nebaigiau daryti, nes tas meškis. Nebaigiam, tai pabaig. Kažką, niek nemok. Ten per YouTube tai pasižiūri, ką reikia statyti nuo meškį, niek nesupranti. Pasiim šakų, įsiviniuoji zylką, įmeti kokį bolką, viską, galėt žvėjoti. Kaip iš multikų, kokių pareis. Nu, kaip tokie tap nori. A, ten įmeti, klauj, kol kabinį ir ištrauki. Vis ryklį.
Tai jo. Ne, aš tai gal sakai, vakar variau su draugai žvėjoti, tai nieko gero. Pradėjo lyti, katras, nieko tokio. Pradėjom žvėjojom, pradėjai kaip draugui. Būtų ištraukęs, bet paprašiau, kad paduotų telefoną, padavė ir pamedžiu ir Čia gausi. specialiai, ne, kad nepagaut. Ne, man reikia į telefonės mam skambin. Į pripot buvo, aš man paėm, atėjau, žiūriu, žuvis nebė. Draugs pažymi manim, jau turi koncept manim pasmauk šio tep. Tai aišku. Bet ne, viskas ten fainai buvo, iš tikrųjų pabum normaliai, tik tais įklimpo batas ten biškai pelkė, bet nieko to. Buvo toks tiltuks mažas, ne, iš lentelį ten padaryti. Aš ten pradėjau taip bandyti paskesti. Pats čiut nepaslydo, galvoju, kad viskas krysi vandencio, nes tas gilis, tai iki pat mano kelieno panašiai būtų, tai negali tiksliai pasakyti. O ten biškai giliau, tai pasakys ten apie 1 iki 2 ten metrų, ten tiek vandens, ir po to ten apačioje vien tik dumblų yra. Ir viskas daugiau niek ten. Man baisė nepatinka tas dumblai jausmas, ką plauki palietau kokį dumblą, tiesiog, lyg tam kažkas Taip kažkaip keista jaustas. paims už kojas, jį tiesiog nutems į gėlimis. Taip kažkaip keista jaustas, ne? Baisė nepatinka, man irgi baisė. Mes buvom išvažiavę, aš neatsimenu, kaip ten vadinasi, ten tas ežeras, kaip ten buvom su draugais išvažiavę, ten, tiesiog nusimaudyti, nes, nežinau, ir to kaip tarzankį pasiėmė, ir ten gali taip nuo medžio, taip, kaip ten su tarzankį taip nusileidė į vandenį. Ziplainas. Ne ziplainas, ten tiesiog paprastai su šniūru buvo prikabėti ant medžiaus ir taip jo, pasiėmė, nusileidė ir tiesiog pasileidė ir krenti į vandenį. Ir po to kažkaip ten, žinau, ten ir tiltas, ten kažkur, kur vanduo teka į žemyn, tai mes nuo to škinėdavom, užlipdavom, vėl škinėdavom ten. Tai ir po to buvo toks tiltas, mes paėmėm, man sakė, iššokti ten tus dumblius, visus ten tus žolynus, už dešrainį. Galvoju, gerai, tiek to, aš turiu nufilmavęs, bet aš nežadu jums rodyti. Nebent paskui po video, po šito podcast'o. Tai tiesiog paėmė, aš jau norėjau šok paėmė draugas, tik ir stūmė mane į tas dumblus, tai ten žiauriai buvo, ten aš bandau paplaukti, man taip nemaloniai jaučiasi, kaip ant nugaros, ant to dumblų daug ten, niek, po tai išplaukė viskas normaliai buvo. Tai taip, bet nežinau, taip, vis tiek laukiu, o ta vasara dabar, vis tiek greit bus vasara, toj mokslo metai pasibaigs, tai greičiausiu momentu aš gal su tėvais paryžiuosiu Lenkiją vasarą, tai nežinau. O jūs gal turit planų? Planų ne, bet ir su vien tokiu special žmogu, čia kadangi vardu negal minėti, mergin planuojam su anašėjim varyti Vengrijai. Į Vengriją? Jas su kelionių agentūrų. Ko ten veiksiam, niek nežinau, niek nesaik, tiesiog, nori varyti, gera, mokinkis gera. Kad reikalas jau, Problemin žino kapų. Ką važiuoti, o gerai, o ką mokyti? Bet žino, ką for free pasiem, nereik niek mokėti, tai gal reik bišk susijimti. O, kur čia važiuoju, ne viskam čia mokyti. O ko tu ten mokys, vengrų kalbą dabar čia mokinsas? Ne, aplama, gerą egzus išlaikyti, visko neišlaikyti. O kada ant vasar čia? Jau rašėm visko, vis pups parašėm, praeit savaitę lietuvių. Tai 10 toks, ne? Jo, 10 toks. Ir kaip ir sekės išlaikiai? Lietuvių čia buvo, surinkau 20 taškų. Iš, nežinau kiek iš, bet... Ar iš 40, iš kiek ten buvo? Nežinau, literatūros dalį tai 9 iš 12 surinkau, to nereik dalinti per posėdį. Toks esu, aš tiksliai negaliu pasakyti kaip ten. Žinau, kad ten susidėjo iš 2 dalių gal ten. Jo, literatūros ir gramatika. Iš gramatiks surinkau, jei neklystu, 22 iš 30 gal. Ir bet tus 22 reik padalinti per posėdį. Tai 11 ir tada sudėti su literatūros, tai gavau 20. Aišku, ten buvo toks dar, reikia parašyti rišlų komentarą ir dar rašinėlis. Už tustur parvaryt tašką, bet 19 ir kad išlaika, tai aš jau išlaikiau be rašinį ir be tų. O kaip, pavyzdžiui, matematika? Matematika, kaip gerai sekės. Ten kai kurie uždaviniai buvo sunkia. Man su tų
visokiam savybėm. 5 šiaptais. 5 uždavinių nepadariau, 5 taškų į negavau. Aš surinkau 207 iš 32. Tai dar čia gerai. O išlaikyt 19. Irgi minimaliai ten, kiek girdėjau, 18-19 ten panašiai reikia surinkti. Taigi 19 bus. Bet sakė, ten keli draugai ir ten buvo surinkę ten, kad ir mažiau, 14, sakė, ten iki teigiamo, iki ketvirto, ten sakė, gali būti ką pamažins, kažkiek kelių taškų galėtų. Ką pamažins, ton kartelį abejoju, bet anei tikrai išlaikys 5 taškų, čia trūks, dar buvo tokių užduočių, kur turėjo parašyti, atsakym, tai tu patikrins, tai tikrai, manau, išlaikys tau. Tai dar iki šiol tikrint gal, ne? Jo, lietuvių tu baig taisyti iki 29, o matematika irgi tas panašiai, gal net greičiau. Tai Žinai, ir ta riba. Tai taip, o gal tu eini pas kokį korepetitorių gal? Oi, ne, taip, aš tokių gerai. dalykų neišpažįstu, aš nenaudoju Neišpažįsti? korepetitorių. Kaip čia tau, o kokia tau, pavyzdžiui, mokyklai mėgstamiausia, pavyzdžiui, tema? Ar kaip pasakys ten, ar... Dalykas, dėstom dalykas. Dalykas, dėstom. Šiaip man patinka labai fizik, bet kad tas mokytojas toks ne pas geriausias. Vardu neminėsim. Deja. Jau irgi kiek iš savo kelių draugų ir girdėjau, tai sakė toks, nepatinka jam. Kame esmė, uns suklas bent mona, uns tap, nežinau, tap kartas gera, kartas negera, bet nuėjai į konsultaciją, veinstunt vieną, uns tavim gerą pamokys. Viską ramiai paaiškins, tu suprais, padarys uždavinių, galėsi atramiai numiai, ramiai gal. Nes su vienu mokiniu kaip tik lengviau ten susikalbėti, ten kaip susitarti, o, pavyzdžiui, dabar su visa klasė, esi vienas mokytis, turi, pavyzdžiui, 30 mokinių, gal negi daugiau, tai susikalbėti viską sunku yra. Iš esmės jo. Dar patink matematik, bet matematik ten jau tep atsirenku tas tems, kur patink, ar nepatink, ten dėsningumą, tuo trigonometrijai, visai patink trigonometrijai. Man, pavyzdžiui, dabar iš matematikos, irgi prieitais, kai dabar buvau 8, tai man tragedija per plauką, 5 išėjo man iš matematikos. Dabar metinis turės man išeiti apie 8 pagal mane, arba gal ne 7 mažiau, nes gavau 4 iš matematikos. Bet aš dėl to pradėjau geriau mokytis, dėl to, nes man pasamdė korepetitorių, nes man žiauriai buvo sunkus matematik sumokti, taip mano prieitą vardu neminėsi. Bet negali nieks sakyti, nes tą prieitą mokyti viskas fain, man žiauriai patikdavo. Iki šiol dabar kol kas, nes vieną mano mokytoją susirgo ir ten kiek girdėjau, sakė, vėžį serga, tai tikus, kad pasveiks ir vis gerai bus. Tikus, kad, jeigu pamatytų jo. Tai tikus, kad pasveiktų tą mokytoją man matematiks, nes, jinai žiauriai fainai yra. Labai gerai išmokina, aišku, žiauriai gerai. Ateini, nieko nežinodams, pasivaik pamokyti, tu jau viską turi įsirašęs, viską, žinai, ana žiauriai rūpinas, tai atsimenu, man pirmą dieną pasakė, kurie neturės ten, tipo, tų skaičiatovų, ten kažkokį ten, kaip ten, kažkur, kur formulų lentelė. Kažkur, kur lapus ten susidėti. Tai... Papkė? Jo, papkė, ar kaip ten. Tai sakė, vienetą rašys, tai aš kitą pamoką atėjau. Nei skaičiatau, nei papkės, tai rašė man vienetą. Galvoju, gerai, kitą kartą atsineši ir ištrynė viskas ramiai. Tai, kaip pasakys, čia, man pirmą kartą aš čia pravedu tą podcastą, aš čia, nelabai turiu ką čia daug kas kitą, aš nesu čia kaip Liepa, kur jau patyrus čia, iš kur kalbėjau su daug čia žmonių. Tai, kaip pasakys, aš nelabai žinau, kaip pradėti, bet visai. Pirmam kartui pasakys, visai gerai dabar pradėjau. Bet toliau, kai pradės daryti podcast, tai bus kaip tai geriau. Ne, tai jo, visiems būntas pirms kart, kad tu vedi kažkom. Aš pats čia irgi su jaunimo centru, dažnas ten lankaus, tai ir paprašė ten por dalyk padaryti. Čia prieš metus gal vedžiau gyv transliaciją su savanoriam tarptautiniam. Aišku, ten buvo biški sunkiau, nes reikėjo pirmiau paklausti anglišką. Ir tada išversti, kon klausiau,
atsakydavo angliškai ir išverst, ko nanos pasakydavo. O čia ne per seniausia, prieit penktadienį, nežinau, ar jūs žinot, bet anei turėjai tokį laidą pokalbiai gaminant kažkas tokį, kur ten susirenk žmonės ir svetijus, tu ten kažką gamini, ten klausinėjai. Tai aš vedžiau. Labas plungė gal kaip ten yra. Ne, čia nesu labas plungė šefė. Nesu labas plungė šefė, čia yra atskiras dalykas. Buvo vienas gimnazistas atėjęs vest, kur veda labas plungė, bet ne, čia nėra labas plungė dalykas. Čia yra atskiras projektas, tai aš vedžiau paskutinį epizodą su čia plungės orkestro dirigentu ir pirm smuiku. Jie žino, tai žinot. Ar patiko labai? Kad patiko, tai jo, bet labai reikėjo atskirą atsisėstinti, pašnekėti prie tokį sofkuts, nes mes darėm tokį patiekalų, kur ten labai greit padaryti, tai mes darėm tinginį. Tinginį? Jo, Tai gal. namėnį tinginį, toks sveikuolišk. Visai skanus iš tikrųjų, gavos labai skanus iš tikrųjų, nemeluojus. Dabar kabai paminėjus, kad čia irgi ten kalbinai ten ir užsieniečių kalbą irgi ten sakei, turėjai išversti. O kaip ten būtų patirtis čia? Ar sunkiai tau buvo ten su jais susikomunikuoti, pavyzdžiui? Susikomunikuoti su savanoriam ne, nes angliška labai gerą moku, tai nebuvo problemų, gal vienintelė ta problema buvo, kad tiesiog labai trūks man tos praktiks ir tiesiog jaudinaus. Tas pats buvo ir su. Tai kokios tos praktikas trūk tau labiausiai? Nu, labiau kaip iš tikrųjų vesti aplamą, žinote, kaip užvesti pokalbį, kaip ten užtaikyti to Užjudinti tą patį pokalbį. Jų, kaip užgauti ton moment, kada ko paklausti, kad būtų to žmogiškom, žinai, nebūtų. Kad būtų biški įdomiau taip labiau. Jo, kad būtų biški įdomiau, nebūtų, kad ten atsisėdi klausiniai kaip interviu. Ne, reikia, žinai, tokių žmogiškesnių klausimų, kur ten, žinai, ir tau įdomu, ir žiūrovų įdomiau. Jo, nu čia irgi logiškai, kad ir žiūrovom, ir pačiam, nes irgi daug ką gali sužinoti apie šitą žmogų dabar irgi, tą patį irgi mes čia darome ir klausinėjom, tai galim pasakyti, nu irgi čia. Bet čia būtų pirmas kartas taip daryti, ar kaip? Su savanoriam pirmas kartas, su ta laida antrus. Kad apvesti, nesu labai toks privedėjai žmogus, bet, ją reikia padarys. O tai iš kokios šalies čia būti, kas užsieniečių kalbą reikia kalbėti? Viena savanorė tarptautinė dabar iškeliavo atgal, nes nepatiko, jinai buvo iš Pietų Afrikos valstijos, o kita savanorė tarptautinė iš Ukrainos. Tai buvo tik dvi? Jo, tik dvi. O tai kaip ten buvo, tai dabar tai iš Šiaurės Afrikos, kaip pasakys, ar iš kur ten? Pietų. Iš pietų, tiksliau. Jo. Tai jinai ilgai buvo, jinai kaip ten? Abi dvi moteris yra. Ta iš Afrikos, tai ganėtinai trumpa pabuvo, gal kokį porą mėnesį. Tiesiog nepatiek, nes, žinai, tad buvo šalt, visur sneiga, buvo visur šalt. Ona pripratęs prie tokių šiltesnių. Žmogui nepatiko, nenorėjai, Bet dabartinį, kur yra, tai jo, visus čia metus nuo vasaros iki vasaros, anėmė tas laikotarpis. Tai čia jinai viena yra, užsienietė dar kitokių. Pakol kas jo, dažniausiai būn tik vėjina. Tik vėjins savanoris tas tarptautinis. Bet anei kaitaliuojas. Kaitaliuojas? Jo, atvar vėjins, išvar kits. Kartas būn ir du vėjino met, nes ne vėjins syks į tą buvai. O tai kaip dabar, jai patinka ten būti su jaunimus centru, taip? Oi, sakyčiau, labai patinka, net labai. Adžiaugas iš tikrųjų? Jo, manyčiau, jo, žinai, ten jaunuolė gal papasako, kas ten buvo mokyklo, ką panim sekės, žinai, dar tą lietuvių kultūrą. Tuo pačiu. Jo, nes kai esi iš kitos šalis, tau irgi įdomu apie kultūrą, apie patį tautą, apie visą tą tradiciją irgi. Maistas. Ir maistas, viskas jo, ir iš tikrųjų yra įdomu sužinoti.
asmeniškai irgi, vat, ką keliavau ir Italiją ten su šokiais, tai buvo irgi ta nauja patirtis, irgi patirti patį tą erdvę, naują žmonės ten patirti ir, patį tą kultūrą, maistą ten, žiauriai fainai buvo. Tai irgi niek negali pasakyti, tai labai patiko. Ir dar pat kits klausimas, kaip tu sugalvoji, pavyzdžiui, dabar į jaunimo centrą taip atvykti? Čia yra toks kabli istorija. Mano viena buvusi sako, nori nuėti į jaunimo centrą, aš sakau, kas ten į pervėjai, ten sako, ten susirenk tokia jaunolė, komjaunolė, pabūn, gal pagert kavos ten. Tai, tos dienos aš ten tepirė, nors nebesu suona, gal gera, kad nebesu. Fainai, iš tikrųjų, iš kažko neigiam, gal kažkas teigiam ateit, tai tepa pasakyčiau. Nes dabar tai jo dažnas lankau, su daugum mes ten draugas bendravom. O kaip ten, kas ten, pavyzdžiui, ką jis ten veikia dar jaunimo centre? Dažniausiai renk tokius renginius. Ten ir, kaip čia, įmonės negal minėti. Čia centrai ir tokie įmonė užimtomą užsijam. Tai ten irgi yra užimtom tokie. Aišku, kaip čia pasakysi, ten vieš įmonė, tai tu negali ten kažką nusipirkti. Žinai, neparduotojų tie. Bet dažniausiai rengia renginius. Pavyzdžiui, šiandien net į renginys, kur var į bowling žaisti. Nes vakar buvo jaunimo darbuotojų diena. O tai šiandien kas yra, kas per tokį dieną, kai taip į bowling išvažiavo? Dėl to ir išvar, nes jaunimo darbuotojų diena. Dėl to ir yra. Jo. Tai vakar šiandien nebuvo tą tipo jaunimo. Vakar buvo, bet vakar, kadangi nelaba. Kas galėjo, ne? Ne kad galėjai, bet labiau patogiau ir savaitgalį to. Jo, savaitgalis jau būtina. Link savaitgalį labiau. Link savaitgalį. Penktadienį, šeštadienį, sekmadienis. Kažkur link to tarp. Penktadienį, šeštadienį. Minimum. Čia kiek savait bus susitikėm su MMA treneriu. Toks, prasibandyti. MMA? Jo, tiesiog šiaip sau taip. O jei neklystu, kiek šeštadienį arba dar kiek bus vaikų diena Kuliuose. Kuliuose? Jo, šeštadienį. Tai, dažnas nedar renginių šeštadienį, bet čia taip išskirtina. Šiaptais, stengiasi. Tas dėl vaikų čia vyks ar pačios Kuliuose? Jo, Kulius, pačios Kulius vyks. Jo, Kulius. Šiaptais, stengiasi kiekvieną trečiadienį gimnaziją mobilų darbą daryti. Ir kas antradienį varo į pačius Kulius, irgi ten yra erdvė, irgi dar mobilų darbą. Bet antradienės irgi gali vis tik atėti, nes pasilikti vienas darbuotojais. Gal reikėtų iš tikrųjų šeštadienį. Bet šią savaitę gaunasi? Ne, kiek savaitę bus Kulių. Kitą savaitę. Reikės atvykti, nes aš turiu ten kelis pažįstams iš Kulių, tai galėsime atvykti. Tai socialinius tinklus ir visą informaciją, kas ten bus. O dėl su to MMA, kur ten, tas MMA tiksliau, su to fighterį, kaip ten, ar džiaugiai susitikti su juo, ar kaip? Aš nežinau, ar iš tikrųjų aš dalyvau su to trečiadienį. Tai nežinai. Jo, tiksliai nežinau, bet mus tas dalyvaus, nes žinai, kon daugiau veiks. O apie ką ten bus ten, kad čia jūs atėjo? Iš tikrųjų, aš negau pasakyti. Negali. Kiek žinau, ten tiesiog parodys ton sportą. Bent jie spėt reikėtų tiesiog aprodys ton sportą, kaip ten viskas vyks, kaip ten treniruojas. Apie patį, sakom, sportą. Jo. Tai irgi čia visai fainiai būtų, nes kiti žmonės, jaunimas, kaip aš, pavyzdžiui, mes, jaunimas, irgi gali gauti kokį idėją, pavyzdžiui, irgi gal norėtų eiti lankyti kokį MMA, boksą, dziudo, arba, iš tų sportų, kad labiausiai patinka, kaip sakom, tokius, rimtus, galim sakyti, muštynės, viskas tokių. Kiti gali gauti tokį idėją, gal jiems ir patiks iš tikrųjų. Kaip tu manai? Jo, tokie susitikimai ir labiau naudingi, nes, žinai, tu gauni
tos patirtys. Ar tau patinka tas sportas, ar nepatinka, gal ne, nežinau, kiekvienam savsi. Čia tau pačiu ne per seniausia buvo susitikėm su makiaž meistri, čia pripumpins Ironas studiją. O apie tai gal gali pakomentuoti ar nelabai? Buvau tam, bet žinot, aš nesu kitos lyties, tai nei labai įdomus špaklinimus, kaip sakant. Ten pasodė ant vieną mergelį ir Antonas darė ton makiaž. Ir ten pasakoj, kaip ten ką. Kaip ten dedas? Nu, tai bronzerė, ten tos pudras, ten tai eyelinerė, ten viską, žinai. O ką mes vat neišmano mums, ką mums reikia, žinai. Ne, šiaip tai jis ten, ką nuėjau, sakė, yra tokių žmonių, nu, labiau aktorių, ten populiaresnių kurtor savo. Jo, dėl aktorių jo suprantu. Makiažą, nes daugum, bent tam sakė, daugim tų, liktas visažistų, visažistą neįvadinas, daugum visažistų ir vyrą. Jo, nes jiem iš tikrųjų čia kam irgi, kaip pasakys, dailė patinka, pavyzdžiui, dargas, tai jo su makiažu tai gali jie gal kažką padaryti. Nes aktoriams, pavyzdžiui, kur varo vaidinti kokius filmus ten, tai jo, reikia ten kažkokį padaryti tokių atseit efektų, kaip pasakius, ten ar filtrį tokį atseit, kaip pasakius, uždėti, kad tipo, čia kraujas bėga, čia gal prakais, dakas. Nu ką, atėjom dabar iki pabaigos, tai mūsų, vat, kaip pasakys, ačiū, kad atėjai čia, pasikalbėti su mumis. Tikiuosi ir daugiau atsirasiu šitą ant tokių kėdžių pakalbėti. Tai bus tu. Atsirasi, gal ir bus, ką pakviesime irgi. Bet tai dar bus matyti. Ačiū, kad leidot ateitų prisijungti prie šitos komandos propagandos, kaip Planktonas sakė vieną kartą. Tai prašom, būtinai reikia narių. Tai palaikinkit, subscribinkit, pakomentuokite, aiškis ir iki kito karto. Kaip ten dar tus išėjims va toks va. Va, iki kito karto.